Savaitgalį Druskininkuose šurmuliavusi tradicinė kurorto šventė, miestelėnus ir kurorto svečius pasitiko skambiu pavadinimu Druskininkai sveikatos šaltinių kurortas. Kaip ir visuomet, šventė prasidėjo iškilminga eisena, kurioje dalyvavę žygeiviai stengiasi kuo originaliau ir išradingiau pristatyti jų atstovaujamas įmones ir įstaigas. Spalvingai pasipuošę eisenos dalyviai traukė žiūrovų žvilgsnius ir buvo lydimi susirinkusiųjų džiaugsmingais šūksniais bei plojimais. Tądien visi žygeiviai traukė link Druskonio ežero, kuris kurorto gyventojų ir čia poilsiaujančiųjų akį traukė stilizuotomis ir plaukiojančiomis skulptūromis. Šiemetė eisena turėjusi vainikuoti neįprasta akcija Apkabinkime Druskonį, dėl netikėtai užklupusio smarkaus lietaus taip ir liko iki galo neįgyvendinta, nors gausiai aplink miesto širdyje esantį ežerą susirinkusiems žmonėms buvo telikę susikabinti rankomis. Kiekviena idėja, kuri yra nauja ir kuri pritraukia tiek daug žmonių, kaip eisena, kaip pati akcija Apkabinti Druskonį, aš tai manau ženklas, kad žmonės sueina, apsijungia ir apkabina mūsų, galima sakyti, savotišką miesto širdį. Tai yra tikrai džiaugsminga ir teigiama. Jeigu tiek žmonių dalyvauja ir eisenoje ir būtent pradžioje šventės, aš manau, kad tai yra įdomu ir visiems norimas dalykas, kas labai džiugina. Sakykit, ar tęsite pradėtas tradicijas? Jeigu žmonės norės, be abejo tęsim. Akcijoje Apkabinkime Druskonį buvo kviečiami dalyvauti ne tik iškilmingos eisenos dalyviai, bet ir šventės stebėję nuotaikingai nusiteikę žiūrovai. Todėl gyva grandinė apjuosti centrinį mūsų miesto ežerą nebuvo sudėtinga. Dar prieš subjurstant orui, akcijos dalyviai kaip vienas tvirtino, kad tokie renginiai vienija žmonės. Tai apjungimas, susivienijimas žmonių, tai ir yra, tai yra smagu, tikrai. Kodėl dalyvaujate šioje akcijoje? Kodėl? Todėl, kad labai smagu druskinikiečiam kažkuo prisijungti, ką mes galim. Saldumynais padarėm mažą sausainių dovaną druskininkams. Ir labai naujas reginys ir labai smagu visiems. Tai lyg miesto suvienijimas. Draugiškumą parodo gal. Ir šiaip miestą kaip pagerbė panašiai. Tądien pramogų aikštėje druskininkiečius ir miesto svečius pasveikinę savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir Seimo narys profesorius Justinas Karosas paskelbė vakaro koncerto pradžią, o į renginį susirinkusiems žiūrovams koncertavo kaimyninių Lenkijos, Baltarusijos ir Latvijos šalių atlikėjai. Šventinėje programoje buvo galima išvysti teatro Ant kojūkų Kretingos kojūkininkai miniatiūrą, taip pat pasiklausyti atlikėjos Baibos dainų. Šeštadienį kurorto šventei skirti renginiai prasidėjo rytinė mankšta, kurią ryto gimnazijos prieigose surengė energingai nusiteikę pagyvenusių žmonių bendrijos Bočiai atstovai. Niekada nepailstantys senjorai susirinkusiosius kvietė drauge pasportuoti ir atsipalaiduoti. Vidurdienį prie Druskonio ežero organizuotas gatvės pramogų dienai skirtas renginys, kuriame dalyvavęs jaunimas žiūrovams demonstravo savo išmonę. Tądien taip pat surengtas jaunimo muzikos grupių konkursas Fūzas ir tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis Druskomanija. Šeštadienį organizuota daugybė gatvės teatro pasirodymų, įvairių renginių jaunimui ir sporto varžybų. Vakare koncertą dovanojo aktoriai Kostas Moriginas ir Olegas Ditkovskis. Bene didžiausio miestelėnų ir kurorto svečių dėmesio sulaukė Alytaus oranžinio choro ir jo generolo Justino Lapatinsko koncertinė programa. Žiūrovai su atlikėjais drauge šėlo ir palaikė juos plojimais. Sutemus prie Druskonio ežero buvo galima stebėti Latvijos teatro studijos Krasa baltų spektaklį Angelas Gabrielis. Renginiui pasibaigus surengtas įspūdingas ugnies šou. Sekmadienio renginiai tradiciškai buvo skirti visai šeimai. Tądien pramogų aikštėje organizuota socialinė akcija Nerūkyk, negerk, nesisvaigink, aplinką ir savo šeimą gink. Šios akcijos tikslas tikriausia jau pasako pats šventės pavadinimas. Ir mes šią akciją norėtume atkreipti bendruomenės dėmesį į problemas, kurias sukelia žalingi įpročiai ir atvirai bei viešai apie tai pasikalbėti. O idėja kilo dar 2010 metais, kai mes dalyvavome šventėje Druskininkai
atviras miestas ir mūsų Druskininkų šeimos paramos centras buvo įsipareigojęs dalinti medžiagą, lankstinukus, skirtą žalingų įpročių prevencijai, bet taip jau atsitiko, kad mes negavom jokios medžiagos. O šitą akciją vis tiek mes turėjome įvykdyti. Ir tada mums kilo idėja, kad medžiagą žalingų įpročių prevencijai gali paruošti ir patys miestelėnai. Todėl mes ir pakviečiam visus dabar atsisėsti, pagalvoti, parašyti, kokie yra žalingi įpročiai ir galbūt apie juos parašyti ar kokį šūkį, ar kokį eiliuotą eilėraštuką. Kaip ir kasmet visos šventės metu Vilniaus alėjoje šurmuliavo didžiulė amatų ir tautodailės dirbinių mugė, kurioje buvo siūloma nusipirkti kulinarinio paveldo gaminių, unikalių rankų gamybos darbų, kitokių suvenyrų.